Miškas vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų ir nuo seniausių laikų jis teikia žmogui prieglobstį, šilumą, medieną ir maistą. Žmonės čia randa poilsį sielai ir kūnui. Važiuodami užmiesčio keliais pažvelkite pro automobilio langą. Visa tai, ką matote, yra ilgų žmogaus ir gamtos tarpusavio santykių rezultatas. Kaip dirbami laukai reikalauja nuolatinio žmogaus darbščių rankų triūso ir prakaito, taip ir plytintis miškai yra nuolatos puoselėjami žmogaus. Didelės išminties reikalauja miško priežiūra, jeigu norime iš jo paimti visas dovanas, miškui nepakenkiant. Mes gyvename tokioje gamtinėje zonoje, kur miškas augtų natūraliai. Pietinėje dalyje maždaug iki vidurio Lietuvos būtų plačialapiai mišrūs lapuočių miškai, o maždaug penktadalyje Lietuvos teritorijos, kur tinkamas dirvožemis, galėtų atsirasti ir ąžuolynų. Šiaurinėje dalyje susiformuotų spygliuočių miškai. Šiuo metu mes matome kitokį vaizdą. Kiek daugiau nei pusė Lietuvos miškų sudaro spygliuočių miškai, ekonomiškai patys našiausi ir svarbiausi. Maždaug trečdalį miškų sudaro minkštieji lapotynai ir tik 20% dalį kietųjų lapuočių miškai. Taip yra todėl, kad didesnė miškų dalis yra susiformavę jau nebe natūraliai, o žmogaus veiklos pasekoje. Tas poeto Antano Baranausko sukurtas miško įvaizdis, kur sakoma, jog miškas ir siaudžia, ir gaudžia, tas mums visiems brangus miškas, kuriame ilsisi siela, kuriame gera, susiformuoja dėka masės gyvųjų organizmų, masės tik miškui būdingų gyvybės rūšių. Ir kuo miškas natūralesnis, arba kitaip tariant, kuo išmintingiau tvarkomas, tuo jame daugiau gyvybės. Šalia žaliuojančių gyvų medžių bei su jais susijusių gyvybės rūšių, čia visada yra ir mirusios medienos, kuria minta daugybė savitų gyvybės formų. Mat miškas yra tikras kovos laukas. Čia kiekvienas medis, kiekviena akimirka įnirtingai grūmėsi už išlikimą. Jis turi stiebtis į šviesą, kad gautų saulės. Atsiliksi, kitas užtelps savo šakomis, o tuomet atsilikusiojo laukia badas ir mirtis. Todėl kaip tikrame mūšio lauke čia visada guli kritusiųjų karių kūnai, negyvų medžių kamienai. Tam, kad jie grįžtų atgal į gyvybės ciklą, darbuojasi ištisos plejados organizmų – grybai, kerpės, bakterijos, daugybė vabzdžių rūšių, kurie susmulkina medieną iki smulkiausių, vėl tinkamų augalams pasisavinti dalelių. Šie organizmai yra maistas ir kitoms rūšims. Taip susiformuoja sudėtingas gyvųjų organizmų tarpusavio sąryšiais grįstas tinklas. Medieną mintančius vabzdžius renka miško paukščiai. Miško augmenyje žaliomis šakelėmis minta įvairūs žvėrys, o visų gyvūnų skaičių reguliuoja plėšrūnai. Miškas augtų ir be žmogaus pagalbos, pats puikiausiai susitvarkytų su visomis savo problemomis. Čia galima būtų pasakojimą ir baigti, tačiau žmogus kišasi į miško gyvenimą, nes jam reikia medienos. Daug medienos. O jei užauginti reikia išminties ir miško pažinimo, kad nesugriautume šios itin darnios gyvųjų organizmų bendrijos, tampriais ryšiais susijusios su visa savo gyvenamąja aplinka, su negyvų mineralų pasauliu. Kaip sparčiai žmogus griauna miško ekosistemas, liudija faktai. Iki 900-ųjų mūsų eros metų miškai dengė 90% Europos ploto, o po 1000 metų jau tik 20%. Šiuo metu sunaikinta pusė tropinių miškų – 800 milijonų hektarų. Su jais išnyko daugybė gyvųjų organizmų rūšių. Šiuo metu kai kurie mokslininkai teigia, jog bendrai gyvybės rūšių nykimo tempai pasiekė 20 rūšių per savaitę. Kasdien po 2-3 rūšis, nors priskaičiavus hipotetinės dar nežinomas rūšis, tie skaičiai gerokai didesni. Miškų išsaugojimas yra tikras iššūkis šių dienų žmogui. Galima net teigti, jog žmonijos išlikimas planetoje tiesiogiai susijęs su miškų išsaugojimu. Šiuo metu miškai dengia apie 1/4 žemės sausumos paviršiaus. Išnaikinus mišką, su juo išnyksta kartu ir visos čia gyvenusios gyvybės formos. Kodėl reikia Lietuvoje išsaugoti miško plotus? Kuo miškas svarbus be rekreacinės, mikroklimato formavimo, audrų amortizavimo, gruntinių vandenų palaikymo, oro apvalymo funkcijų. Miškas dažnai vadinamas žemės plaučiais, mat 1 hektaras miško per valandą sugeria apie 8 kg anglies dioksido.
tiek, kiek per tą laiką iškvepia 200 žmonių. Kol medis dar gyvas, kol žmogus išlaiko medį nesupuvusi, kad ir baldų pavidale, tol anglies dvideginis sulaikoma žemėje ir negrįžta į atmosferą. Kitaip tariant, kiek yra žemėje medienos tuo metu, tiek yra sulaikyto anglies dvideginio, kuris kažkada buvo paimtas iš atmosferos. Žemės miškai turi grandiozinį poveikį klimatui, gal ne tokį kaip vandenynai, bet labai ženklų. Miškas – nemažesnis kaip 1/10 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus. Plačiaja prasme, miškas tai ne tik medžiai, tai ir visa miško augmenija, o taip pat miškų laikomi ir dėl žmogaus veiklos ar gamtinių veiksnių augalijos netekę plotai – kirtavietės, degvietės, aikštės. Laukuose, pakelėse, kapinėse esančių medžių grupės, siauros medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai, žmogaus įveisti parkai, miškų nelaikomi. Svarbu suprasti, kad net miškų neapaugę plotai tokie kaip miško pievos, medelių daigynai, sėklinės plantacijos, žaliaviniai krūmynai yra miško žemė. Tai svarbi miško dalis. Miško žemė priskiriami tame plote esantis miško keliai, sausinimo grioviai, technologinės ir priešgaisrinės linijos, su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, pelkės, smėlynai ir panašiai. Miško žemė būna apaugusi įvairių rūšių medžiais. Joje būna kirtavietės, degvietės, miško aikštelės. Miško žemės plotuose medžiai auga ir skirtingų rūšių, skirtingo amžiaus. Tam, kad miškininkai galėtų susigaudyti savo valdose, jie miškus suskirsto į taksacinius sklypus, kuriuose projektuoja savo veiklą, kirtimus, valymus, kitas priemonės. Tai mažiausiai po 1/10 hektaro suskirstyti miško žemės sklypai, kuriuose atlikta tiksli augančių medžių apskaita. Jie sužymimi miškininkų planuose. Žymima specialiai žymenimis, kad vos pažvelgęs į planą, miškininkas gali suprasti, kokios rūšies ir kokio amžiaus medžiai tame sklype auga. Atidžiau pažvelgę į mišką pastebėsime, kad miške kiekvieną sklypą galima skirstyti dar smulkiau, pagal panašios sudėties medžius. Toks vienalyčių medžių plotas vadinamas medynu. O kiekvienas medynas dar vienas nuo kito gali skirtis kilme, rūšinė sudėtimi, forma, lajos susivėrimu, priauginamos medienos tūriu, augaviete ir amžiumi. Medynai būna suformuoti iš daugelio medžių. Vieni jų aukštesni, kiti žemesni. Vieni auga tankiau, kiti rečiau. Tokie vieno aukščio medžiai vadinami ardu. Medynai paprastai būna sudaryti iš kelių aukščių medžių, kitaip sakant, iš kelių ardų. Aukščiausi medžiai vadinami pirmuoju ardu. Žemesnio aukščio medžiai antruoju. Paprastai tame arde auga ūksmę pakenčiantis medžiai. Po senuoju mišku paprastai auga jaunoji miško karta, iš kurios gali susiformuoti ilgainiui antrasis ardas, vadinamas pomiškiu. Kai pomiškis sudarytas iš vertingų medžių – uosio, eglės, pušies, ąžuolo, tuomet yra išsaugomas kirtimų metu. Iš jo užauga naujas miškas. Kai pomiškis išsaugomas, miškas atkuriamas žymiai efektyviau. Nereikia atsodinimo darbų, miškas užauga greičiau. Po medžiais augantis krūmai vadinami traku. Ant žemės augančios žolės, kerpės, nukritę spygliai, lapai, šakelės sudaro miško paklotę, kuri irgi svarbus miško elementas. Miško paklotėje gyvena daugybė smulkių mikroorganizmų, smulkių bestuburių, kurie suardo nukritusias medžių dalis, suskaido jas iki mikroelementų, kuriuos jau gali įsisavinti vėl ataugantis miško medžiai. Medynai skiriasi vienas nuo kito ir skalsumu, kitaip sakant, medžių lajų susidėrimo laipsniu. Kai medžių lajos viršuje visiškai susilieja į vieną visumą ir beveik neprasišviečia dangus, laikoma, jog skalsumas lygus vienetui. Kai pavyzdžiui, tarp lajų pusę ploto užima tušti tarpai, laikoma, jog skalsumas yra pusė vieneto. Tad medynai gali būti reti, vidutinio tankumo ir tankus.
Taip pat medynai skiriasi vienas nuo kito pagal priauginamos medienos kiekį, pagal derlingumą. Dydis atspindintis priauginamos medienos kiekį vadinamas bonitetu. Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad miško iškirtimas yra tarsi kažkoks blogis, tačiau tai tik natūralaus ciklo dalis. Miškas kertamas tokio amžiaus, kai medžiai pasiekia savo brandos piką, nes tolesnis jų augimas sulėtėtų, juos pradėtų pulti ligos, būtų prarandama mediena. Miško iškirtimas tai tik vyresnių medžių išėmimas, kad jų vietą užimtų naujoji karta. Mišką iškirtus, jį būtina atkurti. Miškas gali būti atkuriamas paliekant jį atželti natūraliai arba atsodinamas. Kokiu būdu atkurti mišką reikia spręsti pagal esamą situaciją. Jeigu kertant išsaugotas vertingas pomiškis, galima miškui leisti atželti pačiam. Jeigu mišką atkursime sodindami, galėsime pasirinkti, kokias medžių rūšis sodinti, kad miškas užaugtų greičiau. Šis būdas reikalauja ekonominių sąnaudų. Mišką taip pat galima įveisti, kuris anksčiau neaugo. Tam, kad mišką turėtume iš ko atkurti, nuo seno yra sukurtos metodikos, kaip geriau surinkti sėklas, kaip jas laikyti, kad būtų daigios. Šaldytuve sėklas galima išlaikyti daiges net 15 metų. Čia saugomos pušies, eglės, klevo, beržo, juodalksnio, ąžuolo, kai kurių dekoratyvinių medžių sėklos. Miško atkūrimo darbams reikia sodinukų, daugiausia eglės ir pušies. Todėl miškininkai tose vietose, kur auga geriausi medžiai, kasmet rudenį ir žiemą renka kankorėžius. Po to didžioji dalis miškininkų juos veža į Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos kankorėžių aižyklą. Atvežti kankorėžiai supilami į dėžes ir sandėliuojami prižiūrint, kad neįsiveistų graužikai, grybinės ligos. Po to derlius talpinamas į specialias džiovyklas, kur elektronika palaiko 30–50 laipsnių temperatūrą bei reikalingą drėgmę paro laiko. Išdžiūvę kankorėžiai atsidaro ir tuomet perkeliami į įrengimą, kur specialių būgnų ir sietų pagalba iš kankorėžių išpurtomos sėklos. Belieka nuo sėklos atskirti sparniuką ir jas tinkamai sandėliuoti, kol ateis laikas sėklą sodinti į daigynus. Kilograme sėklų yra, pušies ir eglės sėklų yra nuo 100 iki 150 tūkstančių sėklų. Gerų sėklų, daigių sėklų. Bet dėja medelynuose iš to 1 kilogramo mes išauginam nuo 30 iki 50 tūkstančių sėjinukų arba sodinukų tinkamo miškam veisti. Lietuvoje surinktų sėklų kokybė griežtai kontroliuojama specialioje laboratorijoje. Surinktos sėklos turi etiketes, kuriuose nurodyta tiksli surinkimo vieta ir laikas, kad būtų žinoma jų kilmė, augavietė. Nustatoma sėklų kokybė, švarumas, daigumas, dygimo energija, ramybės laikas ir kiti sėklų kokybės parametrai. Švarumas atspindi, kiek priemaišų, kitų augalų sėklų, žemės gabaliukų ir lapų, spyglių žvynelių yra jose. Daigumas parodo sėklų pajėgumą dygti, tai yra, kiek sėklų sudygsta per standartę nurodytą laiko tarpą, o dygimo energija arba sudygusių sėklų skaičius per trečdalį bendro dygimo laiko atspindi sėklų vienodumą. Lietuvoje taip pat didelis dėmesys kreipiamas į genetinę sėklų kokybę. Dažnai sėklos renkamos nuo geriausių medžių, o iš tokių medžių palikuonių yra formuojamos sėklinės plantacijos, kad turėtume kuo geresnių sėklų produkciją. Gerų sėklų kokybę užtikrinama dar ir kitaip. Nuo geriausių medžių paimami ūgliai, kurie įskiepijami į paprastą jau ūgtelėjusi medelį. Tokie medeliai auginami specialiuose šiltnamiuose, kad ant jų nepatektų prastesnių medžių žiedadulkės. Tokie medžiai neauginami medienai, tačiau nuo jų surenkamos sėklos užtikrina, kad bus pasodintas geresnės kokybės miškas, susidedantis iš greičiau augančių atsparesnių ligoms medžių. Sėklos yra daiginamos daigynuose, o jau sudygę medeliai persodinami į medelynus, kur bus prižiūrimi ir puoselėjami, kol pasieks amžių tinkamą miško atkūrimo darbams. Kodėl pušis vienur būna žema kreiva, kitur aukšta graži. Žinoma, tai yra pagrindė apsprendžia du dalykai. Tai būtų žemės drėgnumas ir derlingumas. Jeigu čia būtų ąžuolas, tai sausoj vietoje jis augtų, bet jis būtų kreivas, neaukštas
biški ūgtelėjęs pradėtų džiūti šakos, dar nestruktų derlingumą, dėl to visi faktiškai miškai yra sodinami atsižvelgiant į dirvožemį, derlingumą, drėgnumą. Pagrindiniai daug kriterijai. Turint tinkamus daigus galima pradėti galvoti apie miško atkūrimą. Priklausomai nuo dirvožemio svarbu vietovei parinkti ir tinkamą medžių rūšį, mat skirtingose dirvose sėkmingiau prigyja ir auga skirtingi medžiai. Pušelę reikia sodinti taip, kad nebūtų jį per giliai pasodinta. Gali būti centimetrų, du gal giliau negu kai yra šaknies kaklelis, bet nepasodinti pusę ar dar daugiau, nes tada gali pradėti pūti liemenėlis ir žūti medelis. Taip pat negalim persikliai sodinti, nes, persikliai pasodinus užeis sausra ir gali išdžiūti. Taip yra buvę, kai sausros didelės, ypač lengvesnios dirvožemės pušelės pasiūna. Padžiūna. Kitas dalykas, kai šaknis jos didelis yra, reikėtų patrumpinti, kad jos sodinant neužsilenktų to šaknis į viršų. Taip, kad būtų tvarkingai pasodinta ir net galima taip pasodinti kiek giliau ir ją truputį paskui timtelėti į viršų iki reikiamo gylio, kad to šaknis išsitiesintų. Pasodinam ir biškį čiut patempti taip. Ir tik paskui užminti su koja jau ten ar su kuo stipriau. Pasodinus mišką, būtina jį saugoti nuo žvėrių ir kenkėjų. Augantis medeliai tepami specialiomis cheminėmis medžiagomis, kad jų nenugraužtų žvėris, gali būti uždedamos net specialios apsaugos. Kad miške būtų mažiau kenkėjų, naudojamos feromoninės gaudyklės. Tai tokios gaudyklės, kur kenkėjus pražudo speciali medžiaga, stipriai traukianti reikiamos rūšies vabzdžius. Miško kirtimas yra ne ką mažesnio išmanimo negu auginimas reikalaujantis darbas. Kaip natūraliame miške dalis medžių pralaimi kovą už būvį, didieji nustelbia šviesą pasmerkdami mažuosius mirčiai, taip ir žmogus savo auginamuose miškuose atlieka tą patį darbą, tik jau savo nuožiūrą, iškerta dalį medžių, atverdamas daugiau erdvės likusiems, taip sudarydamas sąlygas jiems sparčiau augti. Tokie kirtimai vadinami ugdomaisiais. Miškas formuojamas žmogaus pageidaujama linkme. Taip pat miške šalinami stipriai kenkėjų užpulti medžiai, tai vadinamieji sanitariniai kirtimai. Kaip žmogaus kūnui kartais būtina chirurgo pagalba šalinant kokį pūlinį, taip ir miške daromi sanitariniai kirtimai iškertant ligos židinių stipriai pažeistus plotus. Jeigu kenkėjų invazija itin stipri, kad užkratas neplistų toliau, gali būti iškertami ir didžiuliai miško plotai. Kai kam kils klausimas, juk anksčiau teigėme, kad miškas pats savimi gali pasirūpinti, tai kam vargti? O visi rūpesčiai tik todėl, kad mes nenorime laukti. Medienos reikia greičiau, negu jos gautume palikę mišką augti natūraliai. Svarbiausi ir didžiausios patirties reikalaujantis kirtimai taip vadinami pagrindiniai. Tai yra ekonominių priežasčių įtakojami kirtimai, kurių metu iš miško paimama medienos žaliava. Pagrindiniai kirtimai būna atvejiniai, atrankiniai ir plyni. Kertant paliekam technologinius valksmus. Valksmas yra skirtas kolidorius, kuris skirtas medienai išvežti, kad reiškia mes nevažinėtumėm po visą biržę, nesumintumėm grunto, nesuspaustumėm, nes technika yra sunki, šiuolaikinė technika manipuliatoriais, jį prigauna, jį paimti, jai užtenka važiuoti tik tais valksmu, kadangi valksmuose yra pilna šakų, jos išsaugomas dirvožemis. Miškininkas visada galvoja, kad kirsdamas, kad kerti užaugusi medį, bet jau mintis yra pirmiausiai apie tai, kas ateis naujoji karta į tą biržę nukirstą. Miškų įstatyme nurodyta, kad miškas turi būti atkurtas per 3 metus. Atvejiniai kirtimai, kai miškas iškertamas ne iškart, o per 2 ar kelis kartus. Šio kirtimo atveju dalis medžių paliekama. Taip pat ir atrankinio kirtimo atveju pirmiau iškertami prastesni medžiai, o vėliau geresni. Paliekant dalį medžių geriau sudygsta sėklos, greičiau susiformuoja nauja miško medžių karta. Tuomet jau iškertami ir likę medžiai. Tačiau susiformavęs pomiškis leidžia nebeeikvoti lėšų miško atkūrimui, nes naujas miškas atauga savaime. Plynai kertama tuomet, kai ketinama suformuoti naują medyną iš pačių pasirenkamų medžių rūšių.
Šiuo atveju mišką tenka atsodinti dirbtinai. Plynas kirtimas irgi turi savų pliusų. Atsodinti medeliai augs geriau apšviestuose ir geriau saulės iššildomuose plotuose, turės daugiau maisto medžiagų. Dirbtinai atsodinant medžius suformuojame norimos sudėties vienaamžį medyną, kuris ilgainiui gali duoti daugiau ekonominės naudos. Miškas yra gamtos objektas ir jo užaudytas gėrybės reikia paimti taip, kad kuo mažiau įtakot tą pačią gamtą, mišką, kad kuo mažesnį stresą patirtų. Ir su tuo tikslu mes taikom atvėjinius kirtimus, kaip šiuo atveju yra Labanausko atvėjinis kirtimas. Mes iškertam medyną, praretinam iki tam tikros skaičiaus medžių, kad hektarė liktų apie 60-80 panašiai medžių, ten sudarytų skalsumą 0,2, vienu žodžiu, liktų tokia priedanga, truputį būtų šešėlio, šitie palikti medžiai, jie paberia sėklas, mes paruošiam dirvą, jie sėklos sudygsta, jau iš karto mažiau miškas gauna šito streso, mažiau saulė išdegina tą biržę, yra pavėsis, yra geriau sudygti, yra antras dalykas, nereikia tiek sodinamos medžiagos, šiek tiek susitaupo atkūrimo išlaidos, netiek želia atžalos, paskui pats medelis, jisai iš karto auga natūralioje aplinkoje, jo nereikia persodyti, jo susiformuoja natūrali šaknų sistema. Medelino daigai jie yra papjaunamos šaknis šiek tiek, o pušis tai formuoja inkarinę šaknis, jį leidžia gilin ir susiformuoja natūrali šaknų sistema ir jos yra gyvybingesnės, geriau auga, jos pilnos sakų ir netaip ir žvėris daug griaužia. Ir matot, per laiką, čia jeigu drėgnesnis pavasaris, atželia, sudygsta pušelės, jos užauga ir mes šitos medžius palaikom panašiai 5 metus ir po 5 metų mes jos jau kertam ir paliekam tik tais biovairovę. Matot, miškas atžėlė puikiai, pušelės užaugo, jau pasiekė tą laiką, kada jos yra skaitomos į miško plotus ir dabar mes kertam antrą tą atvejį paskutinį, tik tais paliekam biovairovės medžius, išimam medieną ir matot, miškas puikiai atžėlė, susiformavo jaunuolynas. Ir mes savo tikslą šitam sklype pasiekėm. Šitais kirtimais, kaip sakant, nepertraukiamas naudojimas, nebuvo tų plynų aikščių, mums čia puikiai pavyko. Miškuose ūkininkaujama skirtingai, nes patys miškai yra skirtingos paskirties. Rezervatiniai miškai paliekami tvarkytis pačiai gamtai, tam, kad būtų išsaugoma kuo pilnesnė bioįvairovė, kad juose galėtų išgyventi rūšis, kurios negali išlikti intensyvaus naudojimo ūkiniuose miškuose. Pirmos grupės rezervatiniuose miškuose žmogaus veikla nevykdoma. Kuo skiriasi senas miškas nuo ūkinio miško, ūkinio eksploatuojamo miško? Tai visų pirma, didžiųjų arba stambių medžių gausa ir antras labai svarbus požymis tai yra didelis kiekis negyvos medienos, tiek stovinčios, tiek gulinčios. Tai yra įvairūs stuobriai, virtėliai, seni stovintys negyvi medžiai. Ir ko pasigendama arba išvis nebūnam ūkiniuose miškuose. Šitie visi požymiai sudaro labai svarbias sąlygas daugybei organizmų gyventi natūraliuose miškuose. Tuo natūralaus miško biologinė įvairovė yra žymiai aukštesniam lygiai arba žymiai įvairesnė negu ūkiniam eksploatuojamam miške. Čia sutinkamos tik sengirėms būdingos rūšis. Ant storų medžių kamienų auga samana plunksninė pliusnė, kerpė plačioji platužė, gyvena negyva mediena mintantis vabalai, šiaurinis elniavabalis, pūzrinis ir didysis skydvabaliai, auga girių puošmenos, plačioji klumpaitė, paprastasis kardelis.
Antros grupės miškai. Tai gyvosios gamtos draustinių, Baltijos jūros ir Kuršių marių, natūralių buveinių, priešeroziniai ir rekreaciniai miškai, kuriuose nevykdomi plyni kirtimai. Medžių kirtimo amžius žymiai didesnis. Tai miškai, kurių paskirtis arba teikti poilsį žmonėms, arba apsaugoti vertingas ekosistemas. Trečios grupės miškai – tai negyvosios gamtos draustinių, apsaugos zonų apsauginiai miškai. Juose plyni kirtimai vykdomi retai, o didžiausias kirtimo plotas iki 5 hektarų. Tikslas – auginti tokį mišką, kad jis duotų ir maksimaliai įmanomą naudą ir teiktų apsaugos funkcijas, saugotų vandens telkinius, laukus, draustinius, stabdytų eroziją. Ketvirtos grupės miškai – ūkiniai miškai. Jų tikslas – nepertraukiamai šalies ūkiui tiekti medieną. Miškuose yra vykdomas ir bioįvairovės apsaugos programos. Kad išliktų nykstančios rūšys, net ūkiniuose miškuose yra steigiamos kertinės buveinės. Kitaip tariant, nedidelės miško teritorijos, kuriuose neūkininkaujama. Čia lieka negyvos medienos, nepašalinami negyvi medžiai. Čia prieglobstį randa būtent tokiuose buveinėse gyvenantis organizmai – grybai, kerpės, vabzdžiai. Kartais pievose iškertami visi krūmai ir medžiai, kad čia išliktų pievų augmenija. Ūkininkaujant miškuose stengiamasi daryti viską, kad kuo daugiau miško gyvybės formų čia rastų savo prieglobstį. Tam apie didžiųjų paukščių lizdavietės paliekami neiškirstų medžių plotai, keliamos dirbtinos lizdavietės juodiesiems gandrams, ereliams, paliekami uoksiniai medžiai, keliami inkilai. Kuo daugiau paukščių gyvena miške, tuo geriau miškas apsaugomas nuo kenkėjų. Miškuose paliekami ir medžiai milžinai. Juose su amžiumi padaugėja drevių. Čia prieglobstį randa ne tik paukščiai, bet ir kamanės, bitės, šikšnosparniai. Miškas yra ne tik mediena mūsų pramoniai, prieglobstis gyvybei, bet taip pat ir mūsų poilsis. Miškininkai dalį savo pelno įsipareigoja skirti mūsų poilsį, įrengia poilsiavietės, atveria mūsų apžiūrai senus piliakalnius, įrengia pažintinius takus, taip pat vykdo ir aktyvią švietėjišką veiklą. Štai Telšių urėdijoje įrengia žvėrinčių, voljerus miške, kur jūs galite susipažinti su retais nykstančiais mūsų miškų gyvūnais – lūšimis, vilkais. Atvykę žmonės maloniai priimami, jiems vedamas ekskursijos, įrengti informaciniai stendai pasakoja apie miško florą ir fauną. Visa tai tam, kad žmogus geriau suprastų miško vertę ir pats dalyvautų jo apsaugoje, gerbtų čia aptinkamas gyvybės formas. Nuo seno miškininkai visus norinčius mišką pažinti vaikus subūrė į miško bičiulių sambūrį, kur jaunimas gilinasi į miško paslaptis, susipažįsta su miško augalais, gyvūnais, miško augimo dėsniais, dalyvauja miško atsodinimo darbuose. Yra paprasčiau tuos pinigus investuoti į kažkokį kitą auklėjimą priemonę, kažkas tai auklėsi, tai tų padėjėjų gal mažiau bus. Ir tam atvažiavęs poilsiauti žmogus tą gamtą jį kitaip atsineš. Nes jau pradedant nuo tų mažų vaikų, jau jie kažką pajutę, jei kartą vaikas, pavyzdžiui, rinko šiukšlės, tai jis jau pagalvos, ką reiškia šiukšlį, ką reikia surinkti. Bet jei jis niekada jūs nerinko, jis kitaip galvos, tai taip čia lygiai. Jei jis kada buvo miške, matė žvėrį, viską matė, kad viskas čia trapu, kad viską galima pažeisti, tai jis pagalvos kitąsyk, kad ta gamta nesujauk.